Ką tu jau rekordinį? Aš apie narkotikus bazarinam. Eilinį kartą. Valentino diena. Tokia melodija, kai gimtadienis. Valentino diena. Nelabai. Būna jums daug bučkių. Ir meilytės švelnios. Klijodavo jums per valentinkės lipdukus. O šiaip tai jūs atvažiavote į ofisą, kodėl netvežėt lipdukus su šitėlėm? Pamiršau, aš galvau nupirkti tau, kad nebūtum toks nuskriaustas. Nu tai taip bent aš vienos širdutės. Arba kinderio surprizo. Taip. Šiaip nereikia man kinder surprizo. Šiandien gavau, tą maistą, kur man atveža rytai, žinai, su ten konservuota, žinai, tipo. Aš buvau jam prašęs, mane atrašė. Kas? Atrašė, paklausė, neatrašė daugiau. Supratau. Nenorėjo man konservuotą maistą. Tai atvežė šiandien Valentino dienos progos pakelį ir pusryčiam, žinai, kas yra? Aš šiaip nemėgstu saldumynų, bet, kas mėgsta, tai labai fainai. Širdelė tokia graži, žinai, atidarai ir ten yra krosanai, tokie su braškytėm, supjaustytom kremu, žinai, ir taip toliau. Rožinių kremų? Ne rožinių, bet šiandien, kad ir kaip nemėgstu šitos dienos Valentino, bet, šiek tiek. Ir savo priežasčių, kodėl nemėgsti? Kodėl aš nemėgstu Valentino? Apart to, kad vienas esi. Nes man čia yra durna šventė. Šiaip man tai Valentinkė yra labiausiai nuvalkėto šventė per, kiek yra švenčių. O tai lavidavi. Lavidavi. Nei čia gimtadienis, nei čia ką. Ir dabar aš, ta prasme, šiandien, pavyzdžiui, net Instagramą nenoriu jungti. Nes tik jungi Instagramą. Kaip aš tave myliu. Gerai. Galvojau, iš pradžių sakys, kad daug žinučių pareina napaduoti. Ne, niekuja, negavau žinutės, nei vienos. Ne, bet aš suprantu, aš kai, turėjau santykius, tai ten dėjau ir ne per Valentino. Kaip aš tave myliu. Šiandien esu piktas. Bet aš noriu šiandien išsiliet. Aš esu piktas šiandien. O jis daug gaudo atlipduko? Belinkiek ir aš aš būdavau tas, kur jo mane klijuodavo. Bad guy buvai? Nebuvau aš bad guy, bet tiesiog mane mergos labai mylėdavo mokykloje, nežinau ko. Tiesiog žaistordavau. Nes tu vairuodavai mašiną nuo 13, tai. Gali būti, bet gaudavau labai daug. Ir man toks, žinai, kur būdavo žiauri cringe. Grįždavau namo ir visas ten šorkas nukliuotas ir tėvai pizdavodavosi. O tai jeigu tu toks numylėtinis, kada buvo tavo pirmoji meilė? Kiek tau metų buvo, kai tu jau merginą turėjai? Kai turėjau pirmą merginą, tai man buvo... Trečioji klasėje? Ne, man buvo 14-15. Tu tada praradai nekaltybę? Ne, vėliau. Okay. Vėliau. Bet pirmą merginą tokia, žinai, pirmoji meilė, ten tokia ir meilė, ten belekas buvo, bet apie 14-15. Jinai buvo vyresnė žmonė, gal 2 metais. Tai buvo, aš buvau kėdas, nes aš buvau su vyresnė, kuri jau, žinai, tokia jau... Jeigu 2 metais vyresnė mokykla, tai 8 buvau, kai man aš 6. Panašiai jo, bet aš jau mašiną vairavau. Jinai dar nevairavo. Jo, paskui dar turėjau, turėjau. Šiaip. Smagu, kad jūs Valentiną mėgstat. Ką dovanosit? Ką dovanosit? Aš tai nėra nei mėgsta, nei mėgsta. Man įprastinė diena, tik tai, kad reikia dovanų. Man tai tokia diena, kur, reikia stengtis ne tik per Valentinkę. Reikia visai pasistengti, žinai, kažką nupirkti, padovanoti, aš stengiuosi visai kažką. Būna, pamirštų gėlių nupirkti ant ten random kažkokių dalykų, bet aš nupirkau Lego gėlių. Prisimint, žinai, bet... Sudėlioja dabar... Nebūtų reklamos, nebūtų... Ne, aš būčiau pamatęs, nuoširdžiai, iki tol nežinau, kad egzistuoja toks dalykas, būčiau pamatęs, būčiau tikrai pirkęs. Jo, aš mačiau Lenkijoje šitą bairį, ten bele kiek, nes buvau Lenkijoje ir buvo Lego visą parduotuvę, nežinau, ar Lietuvoje yra Lego parduotuvė, nėra. Tai mes ten nuvarėm ir ten bele kiek visko, ir tų gėlių ten, tokio dydžio. Vairiausių, žinai, tai kaktusą pastatys. Gerai, o tu manai, kad per Valentino dieną turi tik tais moteris gauti dovanų ir dovanot, ar ir vyrai? Ne. Mano mamos laikas tėčių keisdavos, tai... Yra meilės, tai čia tiek moteris vyrams, tiek moterims. Jo, bet niekados taip nebūna. Aš niekados nieko negaunu. Aš nesu matęs tokio irgi dalyko. Pas manęs laikas šeimoje keisdavos, tai mama ar tėtis. Jo? Pas mane šeimoje niekas nesikeisdavo iš vis. Aš tai iš viso, pavyzdžiui, pas mus tai iš viso dovanos yra toks nereikalingas. Overrated. Jo, kur... Geriausiai gauti trusikus su širdelėm kokius ir zavys. Esat gavę jau nuo savo panuką, ar čia sužadėtinių trusikus, kur jinai apsikabinus. Ne, nesu. Aš turiu trusikus su Eimantės veidu. Visur Eimantės veidu. Tai čia per praeitą Valentinkę, man atrodo, gal už praeitą gavau. Tai būna kartais... Prieš dėdamasis jos tą dieną pagalvoju, ar nereikės į sporto salę, kur nusimti, žinai.
Tai va. Ne, aš tai tokių kažkokių turėsiu karkoinių nesu, tiesiog, dažniausiai tiesiog padarom vakarienę, žinai. Dažniausiai jinai padaro vakarienę, tai mes tiesiog pasėdim. Arba kartu darėme. Sakai, kad nedovanoja nieko buchuriui. Taip, tai čia dovanoja yra, žinai, vakarienė. Tai tiesiog čia yra dėmesys elementarus. Dovanų man nereikia, man 100 metų. Man tiesiog, žinai, pavalgyti jo gauni per skrandį, aš būnu laimingas. Jeigu būnu nepavalgęs, būnu žiauriai piktas. Pavyzdžiui, dabar esu piktas. Aš irgi dabar piktas. Ir nepavalgęs ir dar Valentino diena. Iš viso. Trouble, blema, man iš viso. Aš tai nepiktas, aš tik tai sergu. Kuo? Jo, norėjau anksčiau tai pasakyti. Kaukės reikia. Trečio levelio menhalitas. Kas? Ką, ne. Trečio levelio. Esu labai ant atkritimo ribos, dėl to arbatos turiu su savim. Ir, kaip sakoma, per šį podcastą, va šitą rinkinuką turiu suvartot vitaminų. Jis tai atrodo, tokie vitaminų, tokiam... Išpongė porą po šito kročio. Wow. Gerai, vos nedumečiau termoso. Beveik vos neišpylė. Kalbant apie išpilimą. Kalbant apie... Papasakok, Antanai. Eik, tu savo. Užpyliai tą dieną. Užpylimas. Ir įsivaizduokit, aš užpyliau, ne tai, kad klube užpyliau. Aš turiu keletą patalpų, tiek Vilniuje, tiek Kaune. Ir, žodžiu, Kaune turiu tokias nedidelės patalpėlės, kur ten sandėliuojam viską ir taip toliau. Ir ten yra kriauklytė. Žodžiu, atvažiuojam į tą sandėliuką, aš taip pasižiūriu ir žiūriu, kodėl vandens nėra. Junginėjau aš tą kraną. Nėra vandens. Ir kadangi yra kranas į dešinę, į kairę, kaip nenormalų, žinai, tipo. Ir aš, tipo, makalavau ir palikau. Ir man skambina. Vakare, tipo, aš ryte buvau, vakare skambina kaimynai. Alio, ar tu Kaune? Aš Kaune. Atvažiuok jau kuo greičiau, nes, tipo, užpylė mus, žinai, ir, tipo, iš tavo kabineto, iš tavo sandėlio. Einu savo, aš greitai iš studijos į mašiną, o kaip tik buvau pasiėmęs iš tų patalpų, žinai, iš to sandėlio, ten visokių taurių, stiklinių ir taip toliau. Važiuoju, aš per tą Kauną tenai spaudžiu, žinai, galvoju, kokią trikojo, kad tik nebūtų leisinu greičiau važiavau, bet šiaip. Spaudžiu, bet galvoju. Jo, PM5 taip važiuoju, žinai, kad ant ribos, kur dar nefotkintų, žinai. Ir užsukau, ten kažkas vilkose, iš viso ant 3-5, žinai, galvoju, aplenksiu greitai. Ir aš tipo pasukau vairą, visos tos taurės per visą mašiną, bum, sudužo. Aš taip atsisuku į mašinos galą ir žiūriu, pilnas stiklų, visos stiklinės išdaužyto, žinai. Slaiminės. Jo, ir aš galvoju, dužo stiklai, tikrai nepipylė mano sandėlio. Aš tai važiuoju toliau, žinai, tipo, atvažiuoju, pribėgu ir aš taip pasižiūriu, visas sandėlys, visur yra pilna vandens ir aš taip stoviu tiesiog galvoju, kaip man valyti tokį dalyką, kaip sutvarkyti tokį dalyką. Ir buvo, man atrodo, be 29 gal, iki 9 dirba parduotuvė, kurios vardo neminėsiu, kur galima išsinuomoti įrangą, nuvažiuoju ten greitai, ten pramoninį siurblį, džiovintuvų ten, kur ten palieki per naktį, žinai, ir ištraukia drėgmę. Tai valiau ir per 2-3 valandas dar mama padėjo su sesė ir galiausiai, aišku, pavyko viskas, bet pirmą kartą susidūriau su užpylimu va tokiu. Tai... Buvo apsilankę šlapėjai vagišiai. Šlapėjai vagišiai, tai ačiū Dievui, kad daugiau nieko neišnešė, žinai. Realiai Antanas pats savo patalpom buvo šlapias vagišis. Taip. Žodžiu, minusas šlapios patalpos ir minusas stiklinės dužo. Ir dar juokingiausia, kur tipo, jau viskas sutvarkyta, žinai, tipo, aš taip galvoju, paskutinis šiandien darbas yra man išsivalyti dabar mašiną, susirinkti stiklų, žinai. Prie ofiso šito, žinai, atidarau dureles, o ten buvo visi tie stiklai subėgiai į tą pusę, žinai. Prie ofiso. Atidarau. Visos stiklinės ant žemės. Galvoju. Blėt, aš noriu namo, pusę pirmos nakties, aš noriu namo važiuoti. Ne, dabar prie ofiso belė kiek yra stiklų, žinai. Tai variau dar blemba valandą laiko, kol surinkau iš savo mašinos ir dar kol išlaviau visą aikštelę. Nes tipo baisu buvo, ar ir pačiam padanga prasidurti, žinai, ar kiti prasidurtų. Tai su ta šluotelė ten pusė pirmo, žinai, tipo, o šalta. Su ta šluotelė varau. Tai viską galiausiai išsivaliau blemba ir toks galvoju, eik tu tipo, blėt, turėjau ramiai užbaigti montuot ir važiuoti namo. Gavosi filmas, blemba. Užgyvenau taip, kad jau papa. Šiek vieną lėkštę sudaužiau šią savaitę. Vieną lėkštę sudaužiai? Man tai dėjo į sieną ar ką? Ne, aš išmečiau. Bandžiau, kai visą laiką bandau su koja pagauti, kartais pasiseka, žinai, pasimažinęs smūgį ir kai su koja pagauni ir prie žemės nukrenta ir nesudūžta. Nepavyko šį kartą. Skaudėjo dar pirštuką iš tikrųjų. Bet ir mačiau, kaip tik yra tik tokia trendas naujas, kur metant savo kojas, daiktus ir tikrina, kiek skauda nuo 1 iki 10. Kiek skaudėjo nuo 1 iki 10? Per trendą. 2. Jo, labai keistas. Jie pasiema, tarkim, telefonas jau daug būtų, bet pasiema, tarkim, paprasčiausias dalykus, pauduką. Meta,
0,5. Pasiemo kitą dantų šepetuką metą, gerai, 1, tipo. Po to užmeta telefoną, 8. What the fuck, čia toks trendas? Sadomazo Jo, kažkoks. mačiau. Aš tai mačiau trendą, kur, ne trendą, tiesiog bišas vienas darė, kur tiesiog iš kojos arba spiriai kažką, arba jam iš kažko trenkia į koją, į blauzdą. Ir tada jis turi neparodyti, kad jiems skauda. Ypač su paspirtuku ten. Su paspirtuku, ten į čiurną, žinai, kamputį kauliuką, kai duoda, arba į pirštus kažko trenkia, žinai, ir turi neparodyti, kaip... Skauda yra, kai į tą čiurnos kauliuką kojos. Taip. Ir jam, žinai, kaip paima tą metalinį paspirtuką, Jo. išsuka ir į tą vietą. Ting! Ir jisai stovi, žinai, mats, kad jam pyzdės kaip skauda, bet jisai turi neparodyti, kad jam skauda, žinai, čia toks trendas gal buvo. Bet čia anksčiau, čia pusę metų atgal mačiau šitą bairį. Bet mėtyti ant kojų daiktus ir galvot, kad, tipo, skaičiuot, kokią skalį skauda, tai čia biški skamba keistai. Yeah. Bet čia yra tik tokas. Bet viena lėkštė, kaip sakoma, laimės neša šukės. Sakoma, laimės neša šukas. Laimė neša šūkis. Laima nešas. Laima! Kur tu? Atnešūkiu. Nešūkiu. Galima taip išvartalioti. Jeigu laima sirgtų laimo lygą, laimė neštų šukės. Ne, jeigu laima sirgtų laimo ligą, laima neštų laimos ligą. Na. Išnešiotų laimą. Galim naują greitą kalbę. Nieko, blemba prie viso šito pokalbio mūsų. Nieko nesupratau. CS3, sveiki visi, dar nepasisveikinu. Sveiki visi. Jo, labas. Atvykę į mūsų naują podcastą, Antanas, Tomas, Lukas, šiandien esame čia. Ką norėjai pasakyti? Sveikinu Antaną, pabaigus savo projektą, pagaliau irgi. Paplojam visi. Yes. Dabar liko tik tais kiti montažai, šitas atsiskaitytas. Aš jaučiuosi, žinai, kodėl aš taip apsirengęs? Nes aš dabar esu jau po egzaminų, man yra išleistuvės ir aš užbaigiau projektą. Kaip sakėm, trūksta tik kardelio dabar, žinai. Jo. Kardelio. Sveiki. Yeah. Labas, Laima. Sveikinu su laimo liga. Mano mokytoja. Jo, dabar užsibaigė šitas projektas ir apibendrinant. Darysi dar. Ar darysiu dar? Taip. Tik tais labai išsigryninsiu kitą kartą, kai darysiu. Nu, šitą, kai pirmą kartą dariau, tai buvo labai daug pamokų, kurias išmokau, žinai, tiek montažo, tiek prodiusavime, režisavime, žinai. Nu, daug dalykų buvo, kurių aš nežinojau, kaip ką daryti. Nu ir faktas, kad tu tokiam projektui montuot turi pasilikti, žinai, mėnesį, 2 į priekį, kad Sumontuoti pirmiausia ir paskui jau leis po vieną, ne? Taip, nes tu sumontuoji vieną, žinai, tipo draftą, visi turi peržiūrėti pataisimus, kažkokius apšlifavimus ir taip toliau, tada dar kartą montuoji, kol tu turi gerą rezultatą, o ne per skubėjimą daryti, žinai. Nu, tai tipo, yra kaip yra, aš šiaip esu laimingas padaręs tokį dalyką, žinai, nes visgi, žinai, YouTube nieks nedarė. Tipo, pirmasis, žinai, padariau. Tai čia, žinai, iš tos pusės tai labai laimingas. O ką darysiu, tai faktas darysiu. Įrangą susipirkau. Nebėr kur dingti. Nebeturiu kur dingti, jo. Išleidau 10 štukų eurų, dabar nebeturiu kur dingti. Tai jo, dabar jau reikia daryti, žinai. Tai iš tos pusės fainai. Bet vis tiek turbūt, nėra taip, kad nepatiko, žinai, nes dabar, tai pasakai, kad reikia daryti. Nemanau, kad dėl to tai darai, kad reikia, o nori. Aš jeigu, tipo, nenorėčiau, aš faktas, kad nedaryčiau, nes čia tu darai vien dėl to, nes tau pačiam įdomus procesas yra visas, ta, žinai, sukurt, kur tu, tipo, iš nieko, tu vis tiek esi atsakingas ir už žmonės, už viską, žinai, tą pačią savaitę, žinai. Taigi mes buvom atsakingi už viską, nuo jų pavalgymo iki poilsio, žinai, veiklų ir taip toliau. Tai faktas, kad įdomu. Šiaip bus prikolas, pavyzdžiui, kai po 5 metų jau darysi kokį, žinai, 20 realybės šou ir sakysi tą pirmą, blema, kokį mes čia šūdą padarėm, žinai, kaip bus palyginti su kuo. Iš tikrųjų, tai, žinai, visada aš žiūrėsiu tai ir eik tu savo, čia mano vaikas, žinai, nuo to aš pradėjau ir dabar pasižiūrėk, kur mes esam. Jo. Tai aš, kas to yra? Ne, aš taip galvoju, mano vaikas ir ten Ofelija. Seni, kad ir ką tu be pasakytum apie Ofeliją. Aš nieko nesakiau, aš pasakiau, kad tiesiog Ofelija. Ta prasme, Ofelija yra, mano manimu, tai yra personažas teliko, žinai, ar ten filmavimų, nes aš taip pat galbūt ir maniau, bet pabendravęs. Kai tik nustoja kameros filmuot, jinai yra adekvatus ir labai smart žmogus. Kai aš pabendravau su ja, žinai, tiek po viso finalo, žinai, tipo, nes mes vis tiek, aš ten įrangą visą naktį, žinai, montavom ir visą kitą, tai pabendravus tikrai, žinai, nėra toks žmogus kaip prieš kameras. Nu, ta prasme, čia yra vis tiek personažai įjungti kažkiek. Aš nesakau. Aš ten mačiau, kaip Vilis ją ten irgi išvadino kažkaip, jai pofik. Ta pačią naktį mėgotų su juo.
Ir jinai, man atrodo, ir miegojo. Jinai žinai. miegojo tą Taip. Tavasme, nu... Bet čia gal žmogus tiesiog nesireiškina, žinai, tokių dalykų. Nu, tipo, yra tokių tipų, kur tu pasakysi, jo. ten išvadinsi belia kaip ir jis vis tiek, ai, man tai žinai. Bet kad protingas žmogus ir mąstantis ir visa kita, tai aš šitas, buvau nustebęs, žinai, bet tikrai kitaip pateikė telikė, žinai, tipo prieš kameras nei realybėj. Ir aš manau, kad, nu, dauguma galbūt tokių yra, žinai. Bet čia, žinai, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, irgi, nu, nelygino Ofelijos su Vaidotu, bet Vaidotas irgi yra personažas, kuris... Vaidotas, nu, Grincevičius, jisai apsimeta durnelių, kaimiečių, žinai, taip, rodo, kad jis yra durnelių, bet iš tikrųjų jis normalus žmogus. Nes aš irgi nei aš ginu, nei aš ką, bet aš tiesiog sakau iš tos pusės, kadangi aš esu pabendravęs, žinai, nebūčiau bendravęs, galbūt taip pat irgi galvočiau ir aš taip pat ir galvojau, galbūt, žinai, tipo, kad, čia, žinai, tipo, kuku, žinai, tipo, kontentas, bet blemba, tikrai labai protingas ir fainas žmogus. Kiekvienas savaitę nepasislėpsim, tos, kai tave savaitę filmuoja, iš tiesai, nu, tu be šansų gali nuslėpti save. Tai iš tos pusės, kad tenai ėjo ten miegoti ten su to pačiu Vilium, žinai, ir Vilius, nu, aš žiūriu, žiauriai negražiai Vilius išvadino Ofeliją, ten, žinai, kur šalava, ten visokie tai vadina, žinai, ir aš taip, žinai, žiūriu, eik tu, na, ir po to, žinai, miega kartu. Man pačiam čia šoka, žinai, dėva, kur timo, tu esi duhas, debilas, žinai, tararam. Blet, eina. Varom šiandien alaus į barą. Jo. Čia man irgi biškai nelabai suvokiamas dalykas, bet, nu, čia kiekvienas žmogus renkasi pagal save. Aš ne apie tai išneku, ką jinai veikia lovos ten, žinai, dalykuose ir taip. Aš šiaip kaip žmogus, kaip bendrauji, žinai, ten kalbėsi, tikrai yra protingas žmogus. Iš tos pusės, kiek aš bendravau. Nu, bet šiaip, overall mes negalim teisti žmonių, nes... Neteisam. Jie yra, kokie yra. Turą. Daro turą. Nu, tai maldės, atkūrė. Nu, tai pažiūrėjau. O kas prižiūri jos dukrą? Gal, na, Gerai. ne? O matėt, kad Eurovizijoje dalyvavo? Dalyvavo, aš žiūrėjau. Dukra? Ofelija? Jinai bandė patekti į, nu, jau pasakiau, kad nepateko, nes bandė, nepateko. Jinai į finalą, bet neliko paskutinė. 6 arba 7 liko ten tam, tai dar nebuvo blogiausias. Jinai pasirinko šiaip labai prastą dainą pagal jos balsą. Tik tiek galiu pasakyti. Jinai šį balsą turi. Taip. Nėra, kad, žinai, nusidainuotų, bet nusidainavo. Kai kurios vietos nes tiesiog daina per ne jos. Ten labai aukštos natos. Jo, sakau, ne jos balsą. Jinai ten, kai užkelia ir tipo girdisas, žinai. Jo, tas kaip tas vadinas dalykas. O taip palaik, dainininkė ar į OnlyFans yra dainininkė, aktorė, dizainerė, realybės šou, Instagram. Nu, daug žmogus verslininkė, mama. Atsimenu, kaip prasidėjo laikai, kad jis su Bielka draugiam buvo. Buvo. Tai yra kažkur fotkės, kaip su Bielka fotkinasi. Tai, nu, sakau, čia yra, žinai, mano manimu, personažas kažkiek, nu, tipo, hiperbolizuotas galbūt personažas, kad būtų įdomu. Nes, tipo, aš įsivaizduoju taip, kad kiekvienas iš mūsų ir toliau žmonės, kurie social medijoje daro ir taip toliau filmuojasi, tie žmonės supranta, mes, kad turim, žinai, tipo, ekstra įdėti energijos neįprastai gyvenime būnam, jeigu tu nori kažkaip įdomiai save pateikti. Bet jau kiekvienas žmogus renkasi, kaip tą ekstra jį parodo. Ar tu, žinai, nemiegoti su žmogum, kuris ką tik tave šalavo išvadino? Čia, žinai, tipo, čia yra kiekvieno pasirinkimas. Jo. Tai, bet jeigu kalbant šiaip apie bendravimą su žmogum, tai aš iš viso neturiu jokio, žinai, tipo, prieš ją, nes tikrai buvo, yra apie ką pašnekėti ir taip toliau. Tai iš tos pusės all good. Nu tai žodžiu, pagal tai nėra tuščias žmogus. Ne. O aš iš viso kitaip esu pakeitęs nuomonę apie ją. Okay. Tikrai man jinai nėra tuščias. Draugautum su ją? Ta prasme. Bet dar buvo pauzė. Nu tai ką, žinau, net tuščias žmogus sako, pauzė buvo. Paklausiau. Gal jinai galėtų tapti tavo Valentina? Blemba. Valentina, nežinau kaip čia. O šiaip galva. Tai va. Mačiau Severiją laivus daro iš vape shopo. Jo, aš irgi užmačiau netyčia TikTok'e, kad daro. Išvietą sėdė, žinai, ten žiūri taip. Atsidarė, vat pirmas, ką matau, žinai, Severija, žinai, ten už jos veipukai visokia matos, ten kažkas pavadinimas. Čia per laivą? Svajoja, atrodo, apie kažką, žinai. Jo, laivą tik tokį mačiau. Aš mačiau, kad labai daug heitonis laukia komentaruose. Jo, ir čia yra žiauriai, tipo, blogai iš tos pusės, kur, taip, nu, esmė yra tame. Dabar aš, pavyzdžiui, kai mes planavom šitą projektą, buvo pasakyta griežtai. Nu, tipo,
Jūs įeinat ir jau mes nieko nevaldom, žinai. Jo. Jūs viską ten gyvenat ir patys organizuojat, ką jūs norite taip daryti. Mes iš jūsų ką prašom, kai yra užduotis, vykdykit užduotis, tipo dėl taškų ir taip toliau, žinai. Viskas, ko paprašėm, tai yra ne meilės projektas. Čia jūs nedarykit meilių dalykų, žinai, čia ne apie tai visa yra. Ne, blėt. Kur prasidėjo, blėt, trikampiai, keturkampiai, žinai, ir taip toliau. Ir tada iš tos pusės, kad Severija, pavyzdžiui, buvo tylesnis žmogus, jinai pirmą kartą prie kamerų. Ir ta pati Ugnė, žinai, irgi labai nedrasi buvo prie kamerų. Ir tada atsipalaiduodavo ir duodavo džiazo ir kontento, kai šiek tiek išgerdavo, žinai. Čia yra toks žmonių tipas, kur šiaip labai tylus, bet kai išgeria, taip. Sprogta kambariai ten nuo jų, žinai, tai va, yra toks žmonių tipas. Tai va, yra tokių žmonių ir va čia grinai, ta prasme, supranti, kai būna, oi, davai to nedėk. Aš, okei. Tarkim, galėčiau kažko nedėti ir ten, tipo, iš 24 valandų aš valandą padarydavau tik tais, ar ne? Tai iki valandos. Tai taip, daug ko ten ir neįdedi, neparodai, bet jeigu pusę dienos po to jie visi šneka, žinai, o, Ofelija miega su Vilium, tai kaip aš to nedėsiu, jeigu visi šneka, žinai, tipo. Taip, tai bus lembiškai, nesusidės chronologija visai. Taip. Tai sakau, ten ką prisišnekėjo, prisidirbo ir taip toliau, čia jau jų reikalas, žinai, ir taip toliau. Iš mūsų pusės buvo pasakyta, iš viso, slaptasis agentas. Įchuje, blėt, taip gavosi, slaptasis agentas, nusigeria, žinai, vos ne ir, faktas, kiekvienam realybės šou yra to, nes, kitaip ir protas nuvažiuoja ten, kai esi uždarytas, tu nieko daugiau negali veikti, žinai. Tai ką daryti, žinai. Ir šiaip iš to atsiranda turinys. Tai taip. Savotiškas. Aš pats realybės šou, kai dalyvavau 5 savaitės berods, tai aš 5 savaitės realybės šou buvai? Jo, aš Tenerifei buvau uždarytas. Nematėtų? Ne, tai aš mačiau, bet negau, kad tarsi virš mėnesio. Jo, ten buvo ar mėnesis, ar virš mėnesio. Jo. Aš matėčiau tikrai. Tiesa, 3 savaitės, man atrodo. Daugiau seniai. 4 savaitę, kažkaip ten finalas ar 5 savaitę. Kažkas, man atrodo. Buvai. Aš 2 vietą pasiėmiau. Ui, nice. Tai taip, bet ten Nieko nereiškia. Kas? Ne. Kas? Ne, bet 2 vietą nieko nereiškia, nieko negauni už 2 vietą. Ne. Nėra prizinės, 1, 2, 3. Tipo, išėjome finalą, tipo, jau tą Max finalą, 1, 2, 3 vietą, žinai, tipo. Tai ką, 2 vietą, Sveikinu. Net man atrodo, pasakė berods vietas, kad, tipo, ten meda 1 vietą, žinai, ten, tipo, bet tai, žinai, tipo, man esminis tai buvo patirtis. Ir dar visų pirma, tai kad va ten aš visas dienas pragėriau realybės šou. Tu įsivaizduoji. 5 savaitės. Ta prasme, 5 savaitės tu kiekvieną vakarą geri, nes, tipo, visą dieną tu atidirbi tenai tas užduotis, visą kitą, žinai, atsičiūkini, vakare atneša tau eleksyro. Ir ką veik, blėt, užkniso, žinai, ten tiesiog sėdėt. Ir geri blemba. Tai 5 savaitės, čia buvo daugiausiai, kiek esu iš eilės. Aš buvau užmetęs, sakė, man te žiūri su Benjim, tuos dabar tobulą mečą daro. Jo. Va, ten, tai žinok, to... Overkillas? Tai, baisiau. Nesu matęs. Tarp, už ką baisiau? Baisu. Baisu tiesiog. Tiesiog baisiau už baisu? Ne, tavsme, kaip pas Antaną geria, ten kažką padaro, žinai. Ten geria ir daug padaro. Jo? Tipo, jo. Kaip žmonės, aš nesuprantu. Nes jie prisigeria, žinai, blema, ten yra vienas veikėjas toks įdomesnis irgi. Esu įmatęs ir internetais, ten toksai irgi atrodo, kad biški tuštokas. Ten tas vedėjas, plikis? Ai, Tai jisai buvo ir matos. Sakinys, kur būna? Jo. Kiauras tikrai. Jo. Tai biškai ten padaro, jis ten tų gėrimų ir žiūriu, kad iš karto lenda, jis ten be stabdžių, ten žemyn, ten vos ne per priedą. Man tai jis prikolas. Ta prasme, jis daro kontentą. Ta prasme, pažiūrėjau, be tokio kaip jis, nebūtų šou. Ne, tai taip, tik tai... Tu eini į šou, tai pažiūrėjau, tu niekada ir tu tikriausiai neįtum į realybės šou. Gyvenime ne. Jūs neįtumėte. Nebent sakytų, duodu 100 štukų. Ne, Aš neičiau normalų tokį kaip išgyvenimo salavo. Išgyvenimai. Tai va tokį jo, bet aš realybės šou. Ne, toks tai ne. Tai va, jūs neįtumėt ir jum tipo būtų tas, kur tipo, blemba, aš nenoriu tai pasirodyti, žinai, aš gal ramiai, žinai, tai tada. O realybės šou tai... kai aš irgi kūriau ir tipo tiek, va, TV3 ir taip toliau, jiems reikia tokių veikėjų, kurie... Tai jiems reikia all in.
Seni, nori tipo varyt? Jo, žinai, Miglė, varom į lovą. Davai, tai va jiems reikia tokių. Ir man pačiam tokių O aš, reikėjo. pavyzdžiui, nesu toksai ir aš, jeigu nueičiau realybę šou, žinau, kad aš tiesiog Iškristum pirmas, nes... iškričiau pirmą, nes aš Nes nedaryčiau neįdomus būtų. kontento, aš tiesiog būčiau, žinai, savim, sėdėčiau karočią, ten kažką kalbėčiau ir tiesiog, bet... Taip, taip, Aš ten taip. padėvaučiau, nei ten eičiau su mergom, žinai. Tai Man iš tos pusės, kad realybės šou ir vat jie daro, aš iš tos pusės respektinu, kad jie supranta, kas yra kontentas iš realybės šou, žinai. Taip, taip, Nes taip. ten tokio kontento ir reikia. Nu, ten nepadarysi rimto to iš realybės šou. O moka šiaip pinigus, jeigu tu eini realybę šou, ar tiesiog laimi ir tada gauni babkį? Jeigu laimėtų gauni. Nu, Tai tipo, išlaiko tave mėnesį. Nu jo, mėnesį laiko išlaiko. Bet tu mėnesį laiko negali nieko daryti savo. Jo. Jeigu, tipo, dirbi, žinai, kaip pavyzdys. Praktiškai esi kalinys mėnesį. Praktiškai esi kalinys duoda maisto. Tai buvo pas mus anketai, žinai, kaip pildė žmonės anketas, nežinau, ar čia galiu tai pasakoti, bet labai daug papasakosiu. Buvo veikėjų, kur tiesiog, nu ten tipo, biški žinomesni, žinai, ten ir buvo veikėjų, kur pas mus sąlygos yra taip. Mes jūs aprūpinam visko savaitę laiko, bet jūs negalite telefono naudotis. Nu, tipo, kaip ir kiekvienam realybės šou, kad jūs nesėdėtumėte ten tiesiog prie tų ragelių, žinai. Ir pokalbis, žinai, vyksta su kandidatais. Ir vienas kandidatas, žiūrėk, aš tau taip pasakysiu. Aš galiu sudalyvauti, tikrai labai noriu. Bet 8 valandas į dieną aš pasifilmuoju pas jūs realybės šou, kitas duodi man telefoną ir aš einu dirbti. Ir dar norėčiau už savaitę tiek ir tiek pinigų. Okay. Vilda! Ir aš taip, tipo, 50, tipo, buvo anketo ar kažkiek ten, žinai, visi, gal gerai, čia išlaikyti, viskas nieks nekainuoja, žinai, tipo, ir dar prizas. Jo, bet tokiu rim. Gerai, galiu ir noriu. 8 valandas pasifilmuoja, tada duodi ragelį. Ir aš toks, bet kiti tai negauna, čia tokios sąlygos. Bet jūs turėsit mane. Bet ir aš galvoju rimtai. Čia kažkoks labai žinomas žmogus ar toks? Ne. Ne. Ten, ne. Tiek dėlioja sąlygas, taip aš sakyčiau, štai ateina ten stonks. Jo. Ir dėlioja sąlygas, tai suprantu, bet kai ateina ten, jeigu kažkas... Ne, nublemo, labai daug prisižiūriu, aš kaip, pavyzdžiui, nu, tipo, tikrai daug istorijų turiu iš tų tiek žmonių, žinai, bendravimo, anketų ir taip toliau, tai belekas, nu, nesakysim vardais ir aš nieko nesakau, žinai, bet sakau, labai įdomių būna. Gal kažkam aš esu, žinai, debilas ir tipo, apie mane taip gali pasakyti. Na, aš apie kažką irgi. Aišku, faktas. Ačiū, Antanas iškart tikėra istoriją po finalo, kaip tūsino, žinai, ten pirteliai toj sadybui. Jo. Ir aš taip žiūriu, supratau, kad jis atgal šulė nesugrįždama į raundą. Nežinau, matyti tą istoriją. Žemo, ne, jau. Nuogas. Aš turiu fotkę ir jums galėsiu toj parodyti. Šiaip aš belekiek turiu, aš galvoju dabar Instagramą sukelt šiek tiek behind the scenes, kas vyko po realybės šou finalo. Jo. Tai va, realiai, iš esmės pasakysiu, kad atgal šulėn buvo ir gavos, kad ten, man atrodo, jo finalo dieną, ne? Jo, finalo dieną, jo. Jis atėjo sudalyvauti, jis ten blogas ryšys pas jį buvo, po to jis, iškrito ir tada būna pas mus Sugrįžimo raundas. sugrįžimo raundas. Ir Antanas taip pat turėjo sugrįžti, bet taip ir niekada negrįžo. Užstrigo pirtį. Tai, va, jau toks, žinai, vaibelis, kur... Jessica Shy. Ir... Ne, nu jau ten buvo labai smagu, žinai. Kodėl visi nuogai, tam prasme, su plavkiam, o vienas su megstiniu? Pirtį. Kodėl taip yra? Aurimas buvo su megstiniu. Ne, jau ten nebebuvo. buvo tas ilgesnis. Andrius. Jo, Aš dalyvis mačiau, vienas. čia neturiu nieko prieš, bet aš mačiau, kai buvau Granatose prieš porą metų Jo. su Pildik ir jisai buvo su savo darbovietę, jis dar dirbo tai kažkur, nes jis kur. Aha. Ir aš mačiau, kaip jis tūsina. Vadovak, senis ant tiek pasikūręs. Taip. Granatos 4 gal dienos. Šviesų, plieskia, nu, ta prasme, saulė. Jis jau ant stalų ten, žinai. Wow, ta prasme, su savo darbovietę, žinai. Jo. Labai, matas, žmogus pasikūręs. Blema, žmogus Gyvena mėgaujasi gyvenimu, žinai. Man tai jisai jaučiu vienas, kuris labiausiai įdomu. Ko, normalu. Atrodo normalu. Aš pats kūriau šitą realybės šou ir aš pats realiai, nu, šiek tiek sirgau už Andrių, kad jisai, žinai, tipo, laimėtų vien dėl to, nes realiai jisai labai gerai viską darė. Jisai vykdė užduotis, aiškinosi, jis buvo suinteresuotas pačiu šou, žinai. Tai va, žaidė žaidimą. Jo, jis žaidė žaidimą, tai labai jis man patiko, kad labai susidomėjęs buvo viskuo. Jo pavardė yra kaip viena mano geriausia draugo
pavardė irgi, nu, tipo, Melnikas, jeigu neklystu, ne? Tai Mats Melnikas, aš irgi, tai man Melniko vadinu draugelį, tai dėl to, žinai. Tai gal jie kokie draugai yra giminės? Ne, nemanau. Nemanau. Ne. Aš matai kažkada sakau, matai tik tokį, Melnik užėmė tavo realiai niką, Melnikas. jo. Tai, va, sakau, iš tos pusės, tai visi šiaip dalyviai, faini ir finalas labai smagus buvo. Labai, šiaip, žinok, kai mes kalbėjom kažkada apie jaudulį, kai tu vedėjai tos ir atgal šulien ir tau ten iš vis tiesiogiai, žinai, viską turi sakyti ir daryti. Tai aš taip jaudinausi finalą vest, kur viskas turi būti susakyta gražiai. Pats galas, žinai, kai tenai visi ploja ir turi pasakyti, ačiū labai mūsų rėmėjams ten tam ir anam. Jeigu be šitų nebūtumėm apsirengę taip ir anaip. O jie parūpino tą ir aną. Ir aš toks mintyse galvoju, Antanai, nesusimauk, nes reikės vėl viską per naują, žinai, timo. Tai, blemba, aš taip jaudinausi prieš finalą ir tai buvo smagu po finalo. Na, aišku, atgal šulien biškį praleidau. Ne, atleidžiu. Nieko baisu. Ja. O nežinau, ar matėt vakar. Žiūrėjot kas nors Beast Gamesus? Beast Gamesus? Ne, nežiūrėjau. Galiu biškį spoilint. Spoilink, aišku. Nesakysiu, kas laimėjo. Gali spoilint. Jo, spoilint biškį Beast Gamesus. Vakar išėjo paskutinis epizodas Beast Gamesų 10. Man atrodo, kad 10 epizodų jo. Kur rodo? Per Amazon Prime. Ai, neturiu. Gal to nežiūriu. Crazy, absolute crazy. Tai, žodžiu, esmė... Žinai, kaip reklamavo jie, ne? Kad 5 milijonus laimi. Ten neskaitant to, kad tam išdalino belekiek. Išeina jo, ten 2000 gaunu. Finalė, sako, nori coin flip padaryti, sako, ir 10 milijonų laimėti. Arba iškrenti. Eik tu, na. Čia kur 50-50, visiškai. Eik tu, na. Tai... Pala, ką rinktumėtės? 10 lemų ar 0? Gerai, laimėtojai? Žiūrėk, aš pasakysiu biškį esmės. Nėra taip, kad tu laimėjai ir kad flipping coiną. Ten esmės lieka keli žmonės. Ir kai liko keli žmonės, sako, ar kas nors norit flippinti ir galit arba 10 milijonų padaryti prizą, arba iškrentat žaidimu. Ai, nėra, kad jie iškart laimi. Tiesiog gaunasi. Tiesiog gauna, kad jie gali vis tiek padvigubina. Jo, ir vis tiek gali Prizas pralošti. dar 5 milijonai, ne? 5 milijonai, bet gali būti atvežę tą pačią krūvą, tokią pačią identišką ir 10 milijonų, sako. Eik tu, na. Tai... Na, aš nespoilins, nežinau, jaučiu, gal norės patys pažiūrėti, ne? Man tai dzin, bet aš bijau dėl žiūrovų, kurie dar irgi nematė. Nespoilink. Nebent galim pasakyti taip, kad jeigu žiūrėsit, dabar prasukit 5 minutės į priekį. Ja. Nu, tipo, jūs paspoilink. Tu žiūrė, ar nežiūrėt? Aš nežiūrėjau, bet aš žiūrėsiu. Nu, tipo... Ne, tai nesakys tada. Geriau, geriau nesakys. Bet galiu pasakyti, kad labai gerai. Nu, tasme, man visų pirma, tas pats pirmas epizodas, kur įveda į tą Beast Gamesus, kuris padarė, kur 2000 žmonių ir štukai iškrenta iš karto. Ja. Nu, bullshitas. Nu, tas 15 minučių, ten YouTube nesidekas, ten bam, šaudo, gaudo. Labai greitai viskas praeina, sumalta atrodo. Bet kuo toliau, to labai įsivažiuoja. Aišku, ten buvo gal 7 kokia serija, žinai, bet pati pradžia, kol yra labai daug žmonių, labai balaganas. Ir po to, kuo mažiau lieka, to įdomiau žiūrėti. Tie žaidimai įdomu, žinai, ir ten visą laiką braibina kažką, visą laiką kažkas paveda kažką. Kiek ten darbo, aš neįsivaizduoju, blemba. Bet tai įsivaizduoju, jam davė biudžetą 100 lemų Amazonas ir jis irgi... Tai yra paskelbta? Jo, tai jau prieš 2 metus žinojom, kad jis daro, kad gavo 100 lemų ir daro. Okei. 100 lemų. 100 lemų, nu. Ir netilpo į biudžetą irgi per intervą. Eik tu, na. Tasme, jis realiai prizais davė kiek 27 milijonus, grinai išdalino žmonėm. Jam miestas, padaryti tą miestą bysto, kainavo, jau gal 5 lemai. Eik tu, na. Tai, žodžiu, nekalbu apie ten operatorių, kiek kamerų, ten panašiai. Šiaip įdomu, tai daug yra dokumentikų išleistų, kur ten pasaka apie viską, tai... Bet jie ne Amerikoje darė šitą dalyką. Ar Amerikoje? Amerikoje, man atrodo. Bliam, aš mačiau kažkur, kad darė. Ne, Amerikoje darė, nes tikrai neskaitintų šeimos narių ten... Ja. Ne. Amerikoje. Nes aš mačiau, kad kažkur buvo į užsienį ir ten, nu, kažką aš tikiu. Gal Eina. Galmušiai. Aš tai mačiau dabar tiesiog, kai jisai pasakojo, kad kažką jis ten norėjo kažkokį videką filmuoti, kur sprogdint. Žinai, kur tipo mes būnam, ieškam lokacijų ir tipo tas biudžetai pas mus visai kitokie, kur žinai. 10 eurų. 10 eurų biudžetas, žinai, tipo. Blemba. Gal, davai, gal 3 susimetam. Jo. O tenai jis dabar pasakoja intervę, kur, blemba, viską padarė už $500 000 videką, žinai, kažkokį ten ežere, kur tipo sprogdint kažką turėjo. Ir jau viskas... Ežerė. Jo, ir žodžiu, jau viskas yra suplanuota, padaryta, kad jau to sprogdins ir pamatė, žodžiu, kad
Bald Eagle, žinai, skrenda ir nutupia netoli to ežero ir jeigu jie būtų sprogdinę viską, tai čia, žodžiu, labai nelegalus dalykas ir tu negalima gąsdinti, žodžiu, tų Bald Eagle, žinai, ir taip toliau. Tu, kaip jie, ereliai, ne? Ereliai. Jo. Tai, žodžiu, jie Skamba viską... kaip kažkas komanda iš tikrųjų. Kodėl? Bald Eagles. Bald Eagles. Tai dėl to erelio, kad tai yra nelegalus sprogdinti prie erelio, tai jie sako, už $500,000 jau turėjo filmuoti, bet dar $500,000 jis turėjo įdėti, kad viską transportuotų prie kito ežero, kur nėra erelių. Crazy. Tai, ble, tu įsivaizduoji, kokie pinigai, ta prasme. Taip kaip pagalvoju, lemba, duokit man tą $500,000, aš sako, būčiau laimingas, o čia tiesiog, reikia viską transportuoti. Aha, tai čia $500,000, gerai, važiuojam prie kito ežero. Bet čia insane. Ta prasme, Ne, ten crazy. ta prasme, bet žinai, kas crazy yra, kad jisai pradėjo nuo to, kad ten pradėjo skaičiuoti tiesiog. Logan Paul. 10 000, žinai. Jo. O po to ten po štuką dalint žmonėm, po 5 gabalus. Jo, prie mašiną ten Taip. padovano dar kažką. Jo. Ir to, žinai, iki dabar, kur, žinai, projektas 100 lemų kainuoja. Ir net Ir ne dėl to. Bet 200 lemų. Ant kiek bičio gyvenime pasikeitė per 5 metus, žinai, kaip... Ir jam belė kiek mažai metų. Jis mūsų metų, ne kažkur. Jo. Ja? Taip, Gal jam metais dvam, jaunesnis arba Jo, vyresnis. jo. Pasi kokiem 20. Nu, tipo, Tomas tai vyresnis. 4, jo, kažkur man atrodo. Jo. Eik tu savo, tokių metų. Man žinai, kas keiščiausia? Nu, tipo, tokių metų, kaip jis gerai šiaip dylina su 26 metų. Ai, 26. Jisai nedylina su pinigais, seniai jis turi savo finansų specialistus. Ne, tai faktas. Mama jo. Mama? Jo. Jis atsimenu, kad, pasaka, mama rūpinais pinigais. Tai jis būna mamai skambina, galim mentolę aš pinigus. Mhm. Jo, jis jaučia nežinau, kiek tiesiog turi pinigų, tai jisai paskambina, galiu tą pirkti. Taip, taip. Gali, taip. žinai. Kai mačiau irgi vienam tokia podcast'e Amerikoje, ten turbūt vyksta, nu, žodžiu, užsieniečiai. Ir sako, kiek tu turi babkių? Nu, ten bičiai tiesiog, nu, žiauriai stand-uperiai, podcasteriai, ten irgi milijonieriai, žinai. Sako, kiek tu turi babkių? Sako, aš nežinau. Sako, kaip tu gali nežinot? Sako, mano finansų tvarka jau 7 metus, sako, mano finansų tas specialistas, žinai. Taip, taip. Tai sako, iš kur tu žinai, kad jis tave neapgaudinė? A, man zin, sako. Sako, aš neskaičiuoju. Sako, man reikia kažko, aš paskambinu, labas, sako, aš galiu nusipirkti Lambo. Gali, sako. Gerai, sako, perku. Taip, Taip, žinai, vyksta. Tai paslau, Mr. Beastą, manau, vis šitą patį situaciją. Faksas, lemba, kai tokie pinigai vaikšto. Tai ten jau čia nereikia skambinti, tiesiog perka, nes, nu, blema, jisai uždirba tikrai ten ne 1 milijoną per mėnesį, žinai. Jo. Aišku, kaip jisai sako, aš viską reinvestuoju, žinai, uždirba milijoną ir jisai, tipo, reinvestuoja tą milijoną, bet, nu, netik, kad viską taip jau sukiša tą... Ai, kas, Nežinau, uždirbčiau ten to lemus, tai, nu, ant video ten pasiliekė įmonė, žinai, persuvedė savo algelę 3000 ir... Jo, uždirbi Jo, lemą, jo, 3 jo. štukas per... Jo, matau iš jų, kaip tu 3 štukas persivestum. Ne, tai viskas įmonės. Ko įmoniai lieka, žinai, tu tipo gali atsiskaitinėti ten viską iš įmonės. O algelė tau iš 3 štukytės. Nu taip, algelę pasivedė, kad pavalgyti, nuoma, visą kitą, o visą tą tai ant video. jo. Nu, tas pats, pavyzdžiui, irgi dabar čia biškinu kaip tema, bet į link Super Bowl vyko praeitą savaitgalį. Mhm. Vyko Super Bowlai, tai, Bowlas. ten irgi babkių. Jo, Sykla. Ir visi atlikėjai negauna pinigų, jie dar savo investuoja jo, pinigus. tai dabar Kendrick Lamaras irgi savo babkės. Taip, taip. Jisai už savo babkės pasidarė savo show halftime, tą show. Ir žinai, Tik dėl kiek kainavo? 50? 15. 15 lemų, man Aš mačiau, kažkas buvo su 5, tai arba 50 arba 15 gali Jo, jo. būti. Tai čia pusė Base Games. Jeigu PM. Bet Ne. 15 minučių. Ne, 15 lemų, jeigu aš neklystu. Kažkas... Gali būti, jo, Ten 15 būtų labai daug. lemų. Nu, tai realiai minutė lemas. Mhm. Grubiai taip skaičiuojant. Ir jisai irgi, tipo, ten kalbėjo per intervą, sako, aš, tipo, pasirašiau ir sumokėjau tas babkės, sako, vien dėl to, nes jisai dabar darys turą po visą pasaulio. Europai bus, mačiau, Lenkijoje artimiausias, tai daug kas jau... Jo, tai jisai, sako, aš darau reklamą savo, tai dabar tiesiog paleido, grinai po Super Bowlo, paleido bilietus į savo pasaulio turą ir, ta prasme, prisėlus ir viską šluoja. Viską, sakė, neįmanom bilietų nusipirkti, nes jisai daro Kendrick Lamaras su ta SZA. Dviese varo po, tai bus artimiausias Lenkija, tai mačiau, kad daug lietuvių, iš draugų, kas mačiau, kad tipo, dalyvauju, žinai, Facebook'e. Taip. Tai daug kas irgi lekia iš lietuvių, tai šiaip insane, kad tipo, lemas minutę, bet ten šiaip buvo geras beefas su Drake'u, nes jie jau ten turi taip. ilgą laiką, kad ten Drake'as yra padavęs jį į teismą ir čia net buvo fucking betai, ar jisai pasakys per savo dainą, tipo, Say Drake. Nes vienoje dainoje yra, kur pasako apie... Ne, pedofile. Tipo, ten tas žodis. Ne. Jis, tai pedofile buvo, Jo. bet toj dainoje yra ir Say Drake pasako. Okay. Apie Drake'ą dainuoja ir ten apie pedofiliją ir panašiai. Ir buvo betas, ar jisai pasakys, Kendrick Lamar pasakys Drake. Per Super Bowlą, tipo, jo. Jo.
O pasakė ar ne? Jo, pasakė. Ai, jo, mačiau. Ir tai va, atsisuko, nusišypso, say Drake, žinai, sako, Jo, tai pasakė. Ir visi, tipo, už galvų, ten amerikiečiai, ten sproksta internetas. Tai čia yra visų laikų populiariausias Super Bowl. Daugiausiai žiūrimumo susilaukęs. 135 milijonai, man atrodo, žiūrėjo, o patys Super Bowl žiūrėjo apie 120 lemų. Eik, tu savo. Tai jo, halftime show daugiau žiūrėjo Aš žmonių iš negu viso, kai Super išėjo Bowlą. ta daina ir ten, žinai, visi pradėjo, ten, ar kelt, nu ten tą būtent, nu tas, Jo. ir aš taip, kokia gera daina, aš taip klausiau ir tada kažkas, Distrekas. jo, ir aš taip kažkada, aš net netkreipiau dėmesio. Šponkas pisa bičas. Ir aš net nesupratau, kad ten yra disas, žinai, ir man kažkas pasakė, žinai, kad čia Andrejko tipo disas ir aš taip, rimtai, bet žiauriai geras gabalas, tipo. Gabalas geras. Jo. Šiaip jisai Super Bowl savo visą halftime show pradėjo nuo diso prezidentui. Ir man atrodo, o tai nėra, kad jisai laimėjo Grammy apdovanojimą? 5 ar 6. Ir, tipo, kažkas sakė, kad, dabar galima Grammy laimėti už disus, žinai, tipo, disą parašė ir laimėjo Grammy. Jo, bet tai disas irgi muzika. Disas irgi muzika ir... Nu, mašinka kelga tas, kaip jisai. Mašinka ilga. Aišku, būtų labai keista, jeigu čia Lietuvoje, tipo, irgi, žinai, ten sukurtų kažkas, Antanai, tu smėlėti ten burokas ir laimėtų mamam donavimą. Jo. Nu, bet ten... Nu, tai va, didžiai nevyklė sukūrė Gibaumilai disą. Tai gal už šitą laimės. Man atrodo, kad jis neišėjo, nes aš vieną kartą išgirdau, daugiau nieko nemačiau. Ką? Visas? Yra. Yra. Tai yra jo. Ne, tai žinau, kad jis yra, bet jis paės ar nepaės? Paėjęs ir mačiau tik to, kad daug kas dalinas ir Delfi visokie straipsniai, ten 15 Vieną kartą išgirdau, daugiau nemačiau. Jo, bet yra. Tai įdomu, kiek. Nu, per 13 dienų 100 kem štukų. Okay. Kaip disui, Kaip disui solid. Solid visai, jo. Ir ypač tokiam disui, kur, nu, tipo, apie nieką. Nu, Apie nieką. Nu, visiškai apie nieką. Šiaip mačiau nevykėlės TikTok ar kažką, žinai, kur jinai, tipo, šiaip gerų minčių padavė, jinai ten kalbėjo apie visą industriją, kad visi dabar labai susireikšminė ten, žinai, ir taip toliau. Sako, kodėl. Nu, aišku, jos ten tos mintis, kur neturiu jokios pagarbos tiem, žinai, vyresniem ir ypatingai, kas jis man toks, jeigu aš, kad turėčiau, žinai, pagarbą jam laikyti, žinai. Nu, iš tos pusės tai aš nepalaikiau viso to, bet kad apie tą susireikšminimą tos industrijos ir taip toliau, kad, tipo, vos ne, kas mes tokie. Tai iš tos pusės jinai teisingai ten sako, žinai, kad... O ne, susireikšmės, tai čia jo, apskritai iš visų žmonių, aš tiesiog sakau, labai palaikau tos, kurie eina prieš sistemą, nes, pavyzdžiui, kad ir su žaidimais tas pats būna, jie bijo išleisti žaidimus tokius, kaip būdavo tais laikais senais bulį, kur ten mokyklai tu kitus vaikus realiai bulindavai realiai, tai visi bijo ir tą patį dėl GTA 6, žinai, kai išėjo ten GTA koks trečias, ten keiksmažodžiai panašiai, dabar jau tokie biški, žinai, jautri žmonės labai, tai vat, kad GTA 6 tik tai nebūtų per daug švelnus. Taip. Family dabar, friendly. Jo, viskas, bet dabar pasakai realiai, dabar visi visko pradėjo bijoti, nes tu gink dievę pasaky kažką. Na taip. Cancel, tu toks ir anoks. Yeah. Seniaugi viskas pohui buvo, tipo, tu sakai, ką nori, savo nuomonę reiškia, žinai, ir taip toliau. Nu, dabar, o dieve, pasakyk tu kažką, žinai, prieš nuotsos ir taip toliau. Neįdėk lesbiečių arba gėjų paros į serialą kažkokį. Wow, kultūrą visą. Jo, tas dabar atsirado, kad labai žmonės žiauriai pasidarė jautrus. Ir šiaip, nu, tipo, va, tiesiog gyvendama, žinai, eini pro gatvę ir tokie visi susireikšminė, visi pikti, žinai, anksčiau kažkaip, mano laikais, buvo kažkaip viskas paprasčiau, žinai. Ne, gal nėra, kad gatvėse susireikšminė. Lemba yra, internete labai daug. Žiauriai daug tokių susireikšminų. Ne, tai gerai, Keren. Ne, gatvėse daug Keren tiesiog yra. Nu tai va, Keren irgi susireikšminus buvo, vaikščiai, žinai, susiraugus ir visą protą dėl vienos smulkmenos. Vežimėlį ten palikai dabar. Arba ten būna sustoji, žinai, sekundai prie ten, kur negalima, bet sekundai sustoji, ten išlip, paduot. Jis tą jau viskas, jau visi pypsina už galvos susėmė. Šiandien važiavau, prieš šviesoforo stoviu, tarp tik užsidega žalės, jau už kažkas iš galvo, pypsina. Tai ir tyčia, blėt, aišku, aš toks esu irgi, žinai, ožiaragis. Tyčia, blėt, iš polėto savo, žinai, ant 20, gal užsipys garbai. Nes tik žinai, tas, kur tik, blėt, žalės, jau žinai, jau laukia, kada. Tai tu toks degtukas, biškė, nesi ant šitų visų dalykų. Ne tik degtukas, bet mane užsisa, žinai. Kad toms kantrybės neturi, bet jis turi kantrybės parodyti, kad jis jos turi. Jo. Čia gerai teisingai pasakyti. Mes visi supratom. Aš nesu šiaip, žinai, tas, kur pykstu ant visų, kad ten fakais šeriuosi ir panašiai, kad reikia. Būna tikrai tokių situacijų, kur, žinai, išvadinu, nes tiesiog, nu, tokių, žinai, dundukų išlenda į gatvės, kur, nu, nesugeba, nu, ne jiem, nelemta važiuoti, žinai,
Arba nevairuok, arba dar pasimokink, žinai. Negaliu pakęst, kai važiuoju autostradą ir velkasi. Antra ir juosta. Antra juosta. Jo. Ir tu mirksi, ten rodai posūkiais. Ir kol aplenkia fūrą. Arba jeigu tu važiuoji ir nori aplenkti fūrą, išvažiuoji į antrą juostą, tu duok gazo. Jeigu fūra važiuoja 100, tu 110, tai išlendi, tai duok gazo, pustel biškį. Bet seniai, jeigu su Aiksamu važiuoji, tai ką daryti, ne, to gazo. O tai su juo ten iki 100. Ne, atsimenu, šiaip su Jaris. Su Aiksamu negalima autostradą važiuoti. Žinau, ką. Bet su Jaris atsimenu, kad ten pasiekdavai kokį 7, nu ir jau labai, jau ten nuspaudęs dugną. Ir iki 120, kol pakyla, tai ne, nedrebėdavo, bet tiesiog būdavo labai lėtas greitėjimas. Reikėtų iš pasilenkti, žinai, kad... Taip pat tau pradeda pypsinti ten lenkitą fūrą, sakykime, ir tu jau nuspaudęs pedalą, nėra ką daryti daugiau, kai aplink. Koja iškiši jau, žinai, per kelią jau. Jo. Pagat pastumtų biški. Aš dabar ketus mokosi. Jo, mačiau tą istoriją irgi. Nu, man reikia išlaikyti kategoriją. Nu, kokią? C? Ne, BE kategorija. Prisipažinsiu, važinėjau be teisių nuo 18 metų. Tas net su B kategorija, tai yra priekabos tempimo, žinai. Prisipažinsiu, atsiprašau, blogai klaidą padariau ir dabar paskelbė, praeitų man 2 metų, kad jeigu važiuoji be tam tikros kategorijos, tarkim, neturi B kategorijos ir varai su priekaba, tau atima ir B kategoriją. Tai supratau, kad reikia laikyti, nes... Vakam tos tie įstatymai, vadėl. Jo, tai dėl tokių velnių, bet kas juokinga, kad aš pamačiau, kad aš žiūriu iš drifto pusės, ta prasme, 8% neturėtų teisų, visi pradėjo laikytis, nes supranta, kad bus ragas, nes mes kai prarandam teisės B kategorijos, mes prarandam lenktynininko licenciją, mes nebegalim dalyvauti varžybos. Tai visi pradėjo laikytis tas teisės, žinai, nes tiesiog, suprantate, Lietuvoje niekad nebuvo sustabdymo, nes gyvenime nuo 18 metų važiavau ir į Latviją, ir į Lenkiją. Kad tempt mašiną, ne? Jo, drifto mašiną, kad nusivažiuoti iki varžybų, žinai, tai dabar pradėjau laikytis, eina šikt. Mačiau, kad nelabai sekasi, ne? Taip, pradžiai, žinai, kol įsivažiavau, kol prisiminiau, bet kas yra žiauriai sunku, blėt su tais, pavyzdžiui, policininkais, kurie iškėlęs ranką, ką reiškia, žinai, taip, ką reiškia pasisukę šonu. Pas mus realybėj... Būna. Važiuok. Tu. Jo, stovi, pasiema tą, žinai, savo tą lasdelę ir, tipo, rodo, tu važiuok, žinai, rodo, važiuok, viskas. O čia? O ten jo, ką reiškia? Ką reiškia, jeigu tai va? Tokių nebūna. Ne, tokių nebūna. Būna į viršų pakelta ranka, taip gali rodyti, žinai. O tu pala, ne, su dviemgi būna šitai. Ne. Aš būčiau už tave, tipo, aš irgi galvoju, kad tai būna. Ne. Aš sprendžiau dabar 6 valandas, nikart nebuvo. Tai ten, afiga, ir ta, žinai, kad juos prisimint, kai jų nenaudoji realiam gyvenime, prieš 10 metų laikiau teisės, tai dar kažką skaičiausi, po 10 metų dabar pradėjau laikytis ten tas teisės, tragedija ten, po 7%, dažnai, paskui jau įsivažiau, dabar jau po 9, 3 renku. Tai tikiuosi, kad už porą savaičių nueisiu ir išlaikysiu teisės. Aš mocą varysiu. Aš atsimenu labai gerai. Aš šiandien važiuosiu mocą pirkti. Teisų neturiu irgi. Atsimenu, kai laikiau teisės, buvo 2 testai, kurias presdavau, ne? Ir esu labai gerai pastebėjęs. Jeigu ant vieno, kadangi aš laikiau ir B1 ir po to B, atsimenu ant B1, tą testą, kur spręsdavau, tai jeigu aš ten surinkdavau laiką nuo 93 iki 100, tai maždaug atskaičiuoju minus 10% ant regitros. Ne? Tai, sakykime, gerai variau, 97, 98, tam būdavo 77, 8, ant tos ribos. Kiek dabar reikalingas yra? 80. Tiek pat ir būdavo. Būdavo tiek pat. Aš laiką būdavo 80. Jo, 80. O tada, kai laikiau B, sprendžiau sunkesnį tokį testą. Ir, niekaip nesurinkdavau daug. Visą laiką tam 7, 8, po to jau peržengiau ribą, kada 8 rinkdavau, ten 8, 3 keli. Ten ir tas regitras gal 8 gau. Tausme, ant kiek nuo testo priklauso, ar tu į tą pusę, žinai, gausi daugiau, ar į tą pusę. Jo, nuo testo žiauriai daug priklauso. Dabar mano jau yra rekordas 97, tai jau galiu beveik pasiruošęs esu. O išklinta šiaip kartą išsilaikė, kai policininkas nėra, ne? Teste. Turbūt vienas, to ir blogai, žinai. Aš teoriją abu kartus iš pirmo karto. Abu, nes tu 2 kategorijas. O vairavimą? O vairavimą B iš pirmo karto, o B1 iš trečio, čia žinai. 16 metų laikėjai. Yeah. Okay. Aš iš pirmo būdu. Iš pirmo. Jo. Aš, kad ir koks geras vairuotojas, iš antro išlaikiau praktiką. Bet ten, žinai, čia nesiskaito. Aš labai gerai atsimenu, kad nuskaitė tokias durnas klaidas. Vieną, kad jo, tai va, tokių per trumpai posakį parodžiau ir 5 kartus tai buvo. Oho. Tipo, ką reiškia per trumpai, ble? Jeigu reikiuodavausi, aš tipo
Nuspaudžiu. Ne. Jo, nuspaudžiu, žinai, dažniausiai naujų mašinų tai 3 kartus sumirks ar taip ar taip. Aš nuspausdavau, reikėdavosi ir dar nebaigęs reikėtas, nujungdavau, žinai. Jo. Už tai 5 kartus padariau, tai atsimenu, šitą buvo kritinė. Čia kritinė už tokį šūdą? Jo. Einu savo. O kad tu dėjai neatsimenu iš tikrųjų. Atsimenu, labai jokinga buvo apie regitrą. Per vieną testą mano mama labiau už mane jaudindavosi. Kai dar buvo vienas, sakiau. Tai mano mama, kai mane paleido regitroj, jinai laukė ir važiavo kartu su manim per testą už manęs laiką. Ir aš buvo daugiau streso. Matydavus, kaip mane seka, sako, aš ką neleisiu, kokiam mašinam ten užlyžinai. Jeigu matysi vieną momentą. Jo. Iš šono, bam. Vienu momentu instruktas manęs klausė, čia pažįstama tavo važiavo už tavęs? Ne, sakau, ne. Labai akiga buvo, atsimenu, kad neišlaikiau to irgi, bet neatsiminsiu, kokia klaida buvo. Ir debeliškai, žinok, tikrai ne tokia avaringa kokia ten, bet tiesiog irgi. Aš tai pirmą kartą, kai variau, mano gimtadienis yra gruodžio 23 ir tarp 9 procentų, kad bus sniego, žinai, ir aš per savo gimtadienį Vieną rankelę. Ne, važiavau čia Šilainiuose nuo Milikonių kalno, ten, žodžiu, vidury Milikonių kalno yra posūkis, ir toks 9 laipsnių ir tada dar užsisuka į Milikonių kalną, žinai. Bet pilnas sniego, prisnigta ant kelio, visur belekiek sniego. Važiuoju aš tą mašiną, ten viskas ramiai, viskas gerai, atsisuku į kairę, nes man į dešinę reikia sukai į kairę, nėra mašinų. Į dešinę, nėra mašinų ir aš bevažiuodamas, berėdėdamas ir skauda posūkį. Nieko man nepasakė, grįžom, viskas tvarkoj. Sako, žinai ką padarai? Aš toks, jau suprantu, kad neišlaikiau. Jie ant galo tik pasako. Jo, sakau, nežinau, posūkas gal neparodžiau, žinai. Ne, sako, pro stop ženklą pravažiuoju. Jo. Eik tu načiu, ir sakau, kur? Jis man pasakoja ir aš atsimenu tą vietą, sakau, bet ten ženklo nėra, žinai. Sako, yra ženklas. Aš toks valafagai, žinai. Ir paskui, aš, aišku, į Regitą atvažiavau savo mašiną. Susinerinu, gal važiuoju kitos vietos pažiūrėt, nuvažiavau savo mašiną, akurat kai tu važiuoji, belekiek sniego, žinai, būna ant kelio. Ant kelio buvo juosta, kadangi apsnigta jos nesimato, po dešinę yra ženklas, bet virš ženklo yra medžiai ir ant jų yra sniego, jie apšalę ir jie visi nulenkia ir to ženklo, bet matosi ten 20 cemų, žinai, tas ženklas irgi toks apsnigtas, žinai, šlapias sniegas buvo tiesiog. Viskas ten apsnigta ir sunku jį buvo žiauriai pastebėti. Ten turėjai, žinai, sustot, va taip pažiūrėti, kad tai pamatytum, žinai. O kai tu važiuoji, pažiūri, kai yra nėra mašinų ir žiemą, kai daug sniego, tai šiaip matos tie raudoni ženklai. Jo, bet supranti, kai nulinkė visi medžiai, ta prasme, ten gali... Čia atmazai. Atmazai, jo, bet ta prasme, neišlaikiau. Va, per tokią durną klaidą, kur, žinai, nežinau, kad toje vietoje yra stop ženklas ir nepastebėjau, nežiūrėjau kairę pusę. Bet antrą kartą... Bent jau atsiminsi ilgam. Jo, dabar kiekvieną kartą, kai važiuoju, prisimenu, kad ten yra stop ženklas ir sustoju. Bet jau antrą kartą, kai važiuoju, tai kiekvieną ženklą, važiuoju ir, žinai, žiūri, ar tikrai ten, žinai, toks ženklas. Aš sakiau, paskui iš antrą kartą, tai alguč. O teorija, jo, iš pirmo karto. Aš taip bijau dabar teoriją eit. Aš tipo, man praktika, aš moco noriu teisų? Aš moco noriu. Aš irgi noriu. Ką tokia? Pradžiai, praeitą savaitę kalbėjom, kad nori nuo darbo nusižudyti, dabar su moco nusižudyti. Ne, what fuck, blemba, aš noriu moco. Aš noriu smagiai, nieko negalvoti, ant 150 autostradą. Nebūtinai lėks motociklas. Kaip tai? Ką su jau daugiau veikti? Pavyzdžiui, man motociklas yra tai, kad tu gali prašokti kamščius. Vasarą greičiau žymiai nuvažiuoti, bet kur. Aš labai noriu, aš jau senai svajojau, man daug kas neleido, tipo, iš giminės pirk, žinai, tipo, dar vienas donoras, žinai, tipo. Bet aš ramiai važiuosiu. Testamentą pasiruošk. Aš ramiai važiuosiu, žinai, bet aš labai moco noriu. Aš jau kiek metų svajoju, šiais metais galvoju, it is the time, Mes nufilmam podcastą, aš varau pirk motą. O, blemo, žiūri, kietai, blemo. Tai aš noriu kelionę netokį. Street bike arba Britvos. Blet, tikrai užsimušiu. Nepirk. Kodėl? Ne, nesąmonė. Blet, aš taip noriu, tipo, su odinė, šitą kožą. Užsilipu. Bet to patį malonumą gausi nuo bet kokio kito motorolerio. Tipo, motorolerio aš kalbu, kad, žinai, ten 125 ar ten... Aš nenoriu Harlio kokio nors. Ne, tai Harlio turi nepirkti, kad ten važiuoji, senis. Tu tiesiog gali... Va, aš važiuosiu šiandien pirkti, sakau, kelioninį motorolerį motociklą. Parodyk, kaip jis atrodo. Senas trantas, bet man jų užtenka. Aš pasakysiu, ar aš tokio noriu. Jis nėra gražus. Tai aš noriu gražaus. Nu tai va, nuo to pradėkim. Tu gali ir gražų nusipirkti. Nu, vat parodyk, apie ką tu kalbi.
Nu, žiūrėk, aš tau iškart greitai. Tu... Vat, nes blemba, ant kiek faina su mocu būtų. Eik. Jo, bet su Britva, ta prasme, Nebūtinai Britva, man nereikia ten labai labai galingos. Aš noriu tiesiog, kad jinai atrodytų tokia seksi, žinai. nu... Aš tau vietą nepirkčiau. Žiūrėk, tau vietą nepirkčiau. Nes visų pirma, reikia mokėti vairuoti. Gerai. Aš tai nusipirkčiau mopedą tavo vietoj. Vespa. Žiūrėk, Vespa bairis. Aš norėčiau Vespas, va. Va toks, važinė. Ne, baigtų. Nu va, matai? Blemba, aš nenoriu važinėti. Nu. Bet čia kelionė, ta prasme, jisai važiuoja taip pat kaip tavo ta Britva. Gerai, bet man, nu, tipo, blemba Tu čia. nori įvaizdžio ar nori vis moco? Aš noriu gražiai, kad atrodytų. Nu tai va, vardėkime Gražiai, nuo kad to. Tu nori graži garažė. įvaizdžio. Aš noriu garažę Porsche ir Moca. Garažą turi? Ne. Nu tai va, nuo to ir pradėkime. Realiai. Nu, tai va, nuo to ir pradėkime. Kur tą mocą Ai, laikysi? žinot, Sugalvosiu, kai nusipirksiu. Ofise. jo. pasibaigė šitas pasas ir ID. Nu. Ir važiavau pasidaryti. Užsiregistravau, kad Joj? nuvažiuot. Ne. Nu, aš jau užsiregistravau, kad nuvažiuot. Ir man sako, norėsit per vieną dieną, per savaitę ar per mėnesį? Kiek kainuoja? Nu, jeigu per vieną dieną, tai bus, nu, taip, ir ID ir pasas, tai žodžiu, ten 200 kažkiek. Jo. Jeigu per savaitę 100 kažkiek, jeigu per mėnesį, iki mėnesio 50, 60, man atrodo, špam pasas ir 10 ID. Mhm. Gerai, iki mėnesio man. Praėjo, nemeluoju. Vieną, pala, pasidariau. Nu, tu čia neseniai darai. Jo, jo. Nu. Praėjo viena diena, po tos dienos, ir kitą dieną ryte, jūsų pasas jau padarytas. Eik tu. Čia yra skemas. Absolute skemas. Čia yra skemas. Toks skemas. Nu, taip, jo, 4 kartus daugiau sumokė ir praktiškai. Aš esu pirkęs tą per vieną dieną, Wow. nes man labai važiuoti, bet aš žinau iš tą bairį, kad geriau imti per mėnesį, jeigu kažkas darysit pasą, tai imkite per mėnesį, nes tas pats šūdas gausit taip pat greitai, bet tiesiog dvigubai pigiau. Eik. Man kaip prašė žmonės, nu, jo, kad jiem irgi tai buvo, Jo. kad greit pagamina, bet sako, kad tiesiog dabar jie daug, nu, nėra užimtumo to baisiai, visi sako, pasidarė tos dokumentus, kai buvo čia baimė dėl to karo ir panašiai, dabar sako, tai paramu. Wow. Jo, čia tas faktas. Galima gerai senas sutaupyt. bairis, jo, man irgi reikia įti pasidaryti, bet niekaip neprisirašiu. Pasą turiu. Tai. Gerai, iš pasą. Šiaip pasas vapšė nepasikeitė, atrodo, bet ID kietai atrodo, senas su to sudėjus, kai po 10 metų, nu jo, kietai atrodo. A, skiriasi kažkam, tipo? Jo. Jo? Ten, blema, neturiu kaip parodyti, bet naujesnė, tai, nu, naujesnė. Aš šiaip turiu ID naują, tai jeigu jūs turite savo seną, dar galėsim parodyti. Palygint. Turiu, striukį. A, okei. Gerai, palyginsim po podcast'o. Kiek laiko turim? O, beveik valandą. Tai dar reikia parastum laiko. Ne, Kada? būtinai. Matėt OG, kad nesąmonę padarė? OG? Nu, Ką OG padarė? Nemačiau. net puslapį pasidalino. Jisai, žodžiu, važiavo su mašina. Ai, kad ten nufilmavo Jo, moterį. ir nufilmavo moterį, kuri random, ten, aišku, juokinga, žinai, situacija, kur tiesiog stovi prie oazės čia Šilainėse, stovi prie pešiųjų perėjos ir jinai su kažkom random kalba. Ir jis tiesiog nufilmavo, sako, su kuo čia kalbat ir žengia. Nu, ten tipo jaučiu apsinešus moteris ar kažką, jinai tiesiog savam pasaulyje šnekasi atsistoja. Ar gal, žinai, kažką turi lygų. Nu, jo. Nu, psichinio. bet tiesiog su savim, žinai, tiesiog Nu. prie perėjos. Okay. Ir jisai ją nufilmavo, istoriją įsikėlė. Ir dabar ten straipsnį pradėjo rašyti, kaip čia galima, kaip čia, kodėl čia. Tipo kad tyčiojasi, tyčiojasi. žinai, iš žmonių. Tokią va nesąmonę padarė. Aš tai mačiau, man į mantę parodome kino, kad Tailandė keliauja. Tai va, Pamatė. Man kas cute as fuck, Izabelė. Jo. Palauk, ten sakė, Sako Karolina. Mes su tais vafliais. Jo, jeigu moteris yra bandelės, kas yra vyrai? Ir Izabelė. Vafliai. Bet mačiau, kad labai ten, nu, tai buvo, nu gerai praėjo ten tas shorts. Jo. Tik tokia, aš mačiau, kad buvo 27 000 laikų. Jau dabar 50 virš. 10 štukų Jo, laikų. Virš, jo. Vafliai. Ja, geras. Ir tada yra... Ai, nesakysiu geriau. Pasakyk. Ne, blemba, norėjau jau, žinai, ir norėjau sakyti, ir tada yra Maybachas, kuris, žinai, O, tipo- nesakyk. Labai blogai čia, ne vietoj. Labai, ant tada galėjai Čia kur taip kilom ir va taip. Ne, nu, blemba, kur tipo vafliai, Izabelė ir tada Maybachai, O kur palauk, skambino vaikai ir... Eventas paskutinis čia buvo. Žiūrėk, aš tau neveluoju. Vienintelis geras videkas iš jo pusės, kuris nuoširdžiai, nu, man patiko. Jo. Tai kai jis išmeta kavą, oi, blėt, nu, kurva. Ble, taip gerai, kad Kavą aš išpyliau. Jo. Ir kai, tipo, jam skambina vaikai, žinai, ir... Labas, Maybachai. Ir jisai... Labas. Ir tie vaikai...
tai man bakai, kaip tau sekasi? Ir jis, taigi dar gerai, tai sekasi, kaip tau taip sekasi. Lia, kažką ten eiktų, na. Man taip juokinga šitie jo yra. Čia jisai kur Instagram'e? Ne. Jeigu tokį kontentą jis darytų, viskas gerai, bet kai jis tam pradeda to savo kitus daryti, sekmadienį, kur kiekvieną, tipo, jis... Seni, nebedarysiu. Štų buvo. Aš įsijungiu TikToką ir jis tipo kažkokį tai sumuštinį darė su savo nagais. Ką darė paskutinį sekmadienį jisai? Aš nežinau. nežinau, bet tipo... man Aš sakau, tipo jį tiesiog- aš esu užblokavęs. Iškart. Visur. Aš nieko nežinau. Tiek to akauntų turi, kad ten nepaslėpsi. Tai ta prasme ir daug iškarpų ten, man tai va iškarpą. Supranti, kad Jo, tu kai man tai nežiūri, tau ir nemet. Nu gali būti. Aš tik pamatau iškart, va taip. Nespėjau, žinai. Žiūrėkit, kaip atrodo Tomo įprastas skrolas. Aš va taip Rolina, scrollinu. taip? Šiaip vadėkus va taip scrollinu. Rimtai. Labai greitai. Tik išlenda Lietuvos mūsų degradų pusė. Ramiai. Tu tiesiog gali paspausti ir palaikyti ir tada not interested. Gal. Tada nebemes. Ne, šiaip aš kai scrollinu vadėkus va taip. Aš važiuoju va šitaip. Ir Taip, po sekundę matai? Jo, ir ta čia. Sekundės. Huką padaryti ant jo feedo yra labai sunku. Jo, ir va tame esmė, kai būna geras hukas, tada, žinai, praeinu, o, pala, atgal ateinu, pasižiūri, žinai. Tomai, atsidaryk TikToką ir parodė, kaip tu eitum pro TikTok. Šiaip yra sakoma, huko reikia 3 sekundžių. Man Bet turi būti reikia 0,2. 0,2, jo. Aš aš uždėjau garsą, kad girdėtų žmonės, kaip maždaug plus keičias garsas. Scrollink. Internetas nekrauna. Įsijungit. Jungiam. Aš taip scrollinu. What the fuck, Zeni, tugi nieko O ko užsihukini? Kas? Kai maštą pamatai, užsihukini. Ne, tiesiog random, žinai, kažkas. Ar gali patikėti, kas čia įvyko? Ne, nespėja, va, nespėja. Būna, ar gali? Nu, nežinau, ar čia aš sergu kažko, ADHD, bet aš tiesiog taip scrollinu ir kol man kažkas tinka. Gabrielė iš manęs irgi žvengia. Wow. Tai tu pažiūrė, ne? Jo, bet tu taip žiūriu. Ai, ant dešinio to radikas, ne? Aš ne kalba kažkas. Eina Kas savo. įdomu pažiūriu. Blet, kaip O aš neturiu laiko tiek, kad atskrolinčiau aš. Viskas. Pas mane tai vyksta. Jeigu darot kontentą, Next level. man turi būti pizdakas geras. Seni, tu net nesuprasi, koks geras. Kaip tu ateini pas mane į streamus? Tu kaip tu Nes čia va- minutę? Ne, minutę nežiūriu, bet... Žiūrint, ką streamini, Aha. bet dažniausiai tu streamini naktį ten pirmą, antrą. Ne. Tai aš jau būnu, mano smegenis būna ištižužęs, tai aš tiesiog atsigulu va taip ant kėdės. Jo, atsigulu ant kėdės ir va taip, rankas susidu, pažiūriu ten, žinai, 20 minučių. Sekundžių. Max. Ne, 20 minučių, kai žinai. Ir numigot. Okay. Tu paskutinis tavo streamas man patiko, kur editinai. Ne paskutinis. Aš kiekvieną dieną streaminu. Ai, kiekvieną dieną, nes aš paskutinį, ką mačiau, kaip tu buvo editinai. Sony. Ai, Dariau paskutinį. Tai čia buvo prieš 2 dienas, 3. Kas šis tokia? Jo, tai Jo. žiūrėjau, kaip tu editinė, tai va šitas man patiko. Ten, žinai, kur tipo, gėjimai, nu nėra mano stiprioji pusė, kur mano, žinai, patinka, bet kur tu editinė, aš toks, bliuot, neįdomu. Jo, man irgi tam buvo įdomu. Jo, įdomu buvo, kaip tu padarai. Tai Bet žinai, kas buvo neįdomu? Videkas labai geras. Žinai, kas buvo neįdomu, kad tu editinai mes matėm ir paskui tu kėlė tą videką ir tokią. Jo, aš taip pilnai tikiu. Pilnai tikiu. Nes taip, mes jau matėm 16 kartų, žinai. Na tai tipo, tu palaikini už tai nesikėlė, žinai, bet, o man patiko tas procesas. Nes, žinai, visi dažniausiai vat, labai zaibys, kad tu parodai ir tu rodai tai, nes visi, žinai, pamato, videką, žinai, tipo, Jo. kiek tu fucking įdedi darbo į tą, žinai, Jo. ten paprasti, elementarūs dalykai, žinai. 4 valandas gal. 20 sekundžių Reelsą, žinai, 4 Bet ten valandas. biškai daugiau ir reikėjo negu įprastam. Nu, tai taip, taip. Vakar montavau įprastą, ne tą, kurį kėliau vakar, bet dar vienas yra. Tai 3 minučių kem, žinai. Tai bet ten tiesiog biškai daugiau pastangų. Jo, bet Bet aš pasitvirtinau, tai jis apšiai neišėjo, tipo, absoliučiai. Tipo, kas neišėjo? tasai... Ir montavai? Jo. Tai visą laiką man tas būna, kur šūdą įkeli, paina, žinai. Kur nors pasistengia, ir anksčiau tai būdavo, atsimenu, mane biesindavo tas labai. Kur nors pasistengia labiau, nieko. Absoliučiai. Žemuma. Tai kaip visą laiką sakydavau, dėl ko aš niekada nemėgdavau TikToką, nes man toks ten tinginių platforma, žinai. Taip, taip. Ir YouTube darydavau, nes ten atrodo, kad vertina tavo pastangas. Ne taip, kaip žinai, TikTok. Tai. Bet čia tiesa ir yra. Nu, tipo, aišku, dabar tik tokia labai daug yra tų kinematografiškai padarytų, žinai, Jo, ir taip faktas. toliau. Nu, labai gražiai daro. Vis tiek jie dažniausiai. Bet yra daug, kur net nepraeina, Bet, žinai. jo, bet daug yra tų, kur visišką šūdą padaro, žinai, ir tipo, belė kiek daug peržiūrų. Nu, tą pratį ir mes, žinai, kartais, neįdedi jokių ten atrodo pastangų su telefonu, va, nufilmuoji ir žiauriai gerai paeina. Atsimėkite, kad atsirado TikTokas ir kur mes buvom tada, man to rodo saloje ir aš padariau tą, skęstų, ir ten belėkai išėjo. Taip, taip, taip. Jo, O TikTokas, filtras vanduo, tipo
tipo bėga. Taip. Skęstu. Va, grinai, ir viskas baigėsi vidakas. Jo. Toks. Tai reiškia, to žmonėms reikia. Jie, žinai, grįžta Jiem reikia jie, foodų. jo, jie Bet grįžta. Dėl to yra. Vidakas ir kepa. Tam yra, žinai, tos va trys, man atrodo, pagrindinės platformos, tai yra Instagramas, TikTokas ir YouTube'as. Jo. Visur, tipo, skirtingas turinys. TikTok'e yra paprastas, greitas, YouTube'e ir ten daug reikia, kiekybė, žinai, TikTok'e, pagal algoritmų, Jo. žinai, žiūrint. YouTube'as, Instagramas, jis nemėgsta kiekybės, jis mėgsta kokybę. Taip ir yra. Ilgą žinai. kontentą. Jo, ir ilgesnį kontentą. Tai, tipo, tu pasirinki, kur tu nori kurti. Ir jeigu tu kaip content creatorius nori daryti, tu turi atskirai realiai strategiją susikurti, žinai, tu ten va tą, žinai, darai. Taip, Šiaip įdomus faktas. Mm? Pabandžiau pirmą kartą. Pirmą kartą gyvenime pabandžiau nupirkti reklamą. Ne reklamą, bet tiesiog, tipo, boost your post. Jo. Čia tik tokia? Jo. Ai, mačiau, kad Įdėjau atsirado. 6 eurus. Nu. Tai jie dar nesibaigė, man atrodo, ten gal 4,5 naudoja. 6 eurus dėjo, 15 000. Tai va, padidėjo. Tai aš pagalvojau, ant kiek lengva yra tiesiog prastumt. Dabar, jeigu nori išpopuliarėti, labai lengva. reiškia. Įsivaizduok, gerai, kad ir 100 eurų gauni už kažkokį postą. Nu, įdedi 20 eurų. Ir tai buvo garantuoti kažkiek, žinai. Taip. O, Tai čia, ir aš pagalvojau, gali būti, kad net supisau savo dabar algoritmus. Gali kažkokius. būt. Žinai kodėl? Nes, tipo, jeigu aš įdėjau va to 6 eurus, tai įsivaizduok, tie 6 eurai, dabar tik tokas galvoja, jis moka pinigus. Taip. Dabar nieko nestumsim, tai gal jis ir moka už kitus, žinai. Man, nežinau. galimai įdomu. būt, kad susigadinai savo TikToko paskirtį. Ne, nežinau, susikanau, šiaip įdomu, nu, patestuosim, ką žinau. Patestuosim, Koks jo. skirtumas? Praneš kartu susigadinai algoritmus. Tai ar ne? pranešiu per podcastą, kad... Šiaip, Jo, žinau, jo. kas labai jokinga, dabar kai pasakoju apie Instagramus, tai toks labai jokinga tokia istorija prisimenu, kad šiaip turiu draugų, kurie nesinaudoja TikTok'u. Sako, man ten šūdas, ten videkai, gaidys, Va, operatorius. nesinaudoja TikTok'u, ne? Ir man visai kas sako, ten šūdas, gaidys, ten lempiniai videkai. Ir žinai, man už 3 savaičių atsiunčia per Instagramą tą patį videką, kur TikTok'e buvo, žinai. Yeah. Ir sakau, seniai, Instagram'e tie patys videkai iš TikTok'o tik tais mėnesių vėliau. Tipo, reelsai, ne? Jo, reelsai. Man labai šiaip įdomi, man biškai skiriasi, aš labai gerai pasidaręs su feedus. Aš naudoju ir YouTube shortus. YouTube shortai, Ai, ne. man toks turinys, plema net nežinau, kaip pavadinti. Toks beleką, bet jis įdomus būna. Labai labai nekonkrečiai. Ką, bet įdomus. Galvoju, kaip reikėtų paaiškinti. Gerai, pradėsiu nuo kito galo, bus paprasčiau. Tik tokia, pas mane algoritmai. Būna ten dažniausiai kokios nors naujienos. Apie žaidimus kažkiek būna išmeta, žinai, kitų lietuvių ten ir užsieniečių ten trendus kokius, išmeta. Instagram'e, kai eina, man gyvūnus dažniausiai meta, bairius kokius su šunim. Nu, tipo, ant tiek algoritmas, žinai, atrodo pasidaręs, Jo. kad aš žinau, į kurią platformą nuėjęs, ko noriu. YouTube dažniausiai neskrolinu niekada per telefoną, per kompą būna, YouTube pasižiūriu. Bet ten irgi baisus kabliais. YouTube shortai pas mane. Šiaip algoritmas taip susidėjo, kad pas mane YouTube shortai pavirto į tokius, atrodo, kad žiūrėčiau nuoseklų videką visą laiką. O, dabar geras. Aš niekada nesužiūrėjęs per YouTube Aš short. irgi niekada nesužiūrėjęs. Niekados. Šiaip, man, nežinau, man tai tikrai įdomus metai. Tai va, ir kažkaip visos 3 platformos, skirtingai susidėjo algoritmai, kad visada būna įdomu patikrinti tiek tą. Aš būna, jeigu einu paskrolinu, aš būna paskrolinu 5 minutės ten, 5 ten ir 5 ten. Žinai, tokia atskira turinio, žinai, Aš tai esu irgi įdomiai susidėjęs, tavo geresnis turinys ir feedas, nes pas mane tik tokie yra, va tie visi, žinai, kur kuku. Man, blem, aš labai retai šitų išmeta. Aš irgi, kaip Tomas tengiasi nežiūrėti, žinai, kad Jo. nemestų, Jo. bet, nu, ne kartą, ten Bielka verkia, žinai. Ten. Led, ir aš žiūriu, nu, nes įdomu. Jo, iš laivo būna tikrai, bet aš nežiūriu. O Instagram'e aš nueinu, seniai, ir aš nežinau, kaip Instagram'e pakeisti savo feedą, nes Instagram'e man nieko daugiau nemeta, aš stengiuosi kitką žiūrėti. Apart nuogų baubų. Jo, apart Spėjau. Šiaip, ne, būna, hornį visokius stav, žinai, tipo, Geras. jungi reelsai, kur ten kanalizacija purškia belė kaip ir when I haven't seen you, žinai, tipo 3 days ant kažko tokio. Ir man vien tik tokius meta ir aš nežinau, kaip Instagramą susitvarkyti. Man būna išmeta tas, žinai, su koks nors ten, kur daro, bet būna kitaip padaryti. Jie būna ten, wake up, wake the fuck up, tipo, ką tu čia darai šitoj pusėje tik toko. Ir, Ne, kaip susitvarkyti, žinai, kaip reikia. nu, Susiras, kokią kontentą tu nori matyti ir laikingos postus. Ja. Ir tau watch automatiškai- time daugiau. Jo, ir watch time laikyk ant tų videokų, nes pas mane, pavyzdžiui, viskas yra apie jo, jo. mašinas. Absoliučiai visi reelsai yra su Jo. mašinom, dėl to nes aš žiūriu Ir per to- Instagramą. užpisa, žinai, pas mane, atsiprašau, už kiekvieną žodžius. Tipo, toks turinys, žinai, ir vad kažkas atsiunčia. Ir toliau man pradeda tokius mėtyti, žinai, kur, tipo, pavyzdžiui, aš labai bijau su garsu, kai ką žiūrėti, Jo. kur, tipo, kaip pavyzdys.
Blemba, ir aš negaliu, seniai, ir aš šitą buvau kažkada irgi įsijungiau, žinai, tipo, buvo kolegų, žinai, ten visą kitą. Ir bled, ir mes kažkaip buvom pašnekėję, kad, tipo, ten, tipo, porno žiūrė, žinai, kažką, tipo, kad namie grįžę, žinai, tipo, nes kažką mes ten šnekėjom. Ir aš tik prisėdu prie telefono Reelsus, žinai, ir va, tipo, atsiuntė šitą ir aš taip įsijungiau. Ir visi, bled, seniai, jau dabar. Blemba ir užnisa. Tai va, pas mane Instagram'e va toks pafydas. Dar apie draugų tai pofig, žinai, prie tėvų. Pavyzdžiui, blemba. Man geriausiai būna, kai lagaminą įdeda kolonėlę kam nors ir oro uostą užleidžia ten baisi. Taip, savo, blemba. Panikuoja. Ja, bet šiaip galiu susitvarkyti šitą dalyką, nes aš pas man Instagramas, man viskas yra su mašina. Avarijos ir mašinos kaip driftina ir panašiai, o tik to, kas su iššūdai. Labai faina, kad jūsų feedas yra toks, kur meta mus. Jo, žiūrit mūsų shorts ir YouTube podcastus. Spotify esam dar. Taip, ir Spotify. Visi linkai yra aprašyme, tai galit paspausti, būtinai palaikinkit, pasubscribinkit ir... Spotify klauso kas nors mūsų? Jo, yra followerių ir klauso. Opa. Ir ne watch time'as, bet... Listen time'as. Listen time'as. Keistai skamba. Nu, tavo ne, watch time'as šiaip geras. Nes turbūt pasijungia kelionė, žinai, ir visą non-stop žiūri. Okay. Watch time'as labai fainas, labai gerai, kad žiūrit, klausote. Bet šiaip aš padarė, kad Spotify gali ir žiūrėti. A, tu padaręs videką? Yra videkas. Okay. Gali ir žiūrėti, arba jeigu nori, gali išsijungti videką ir klausyti tiesiog. Tai tokia padaręs dalyką, tai labai smagu, kad ir Spotify žiūrit, ir YouTube, ir TikTok, ir Instagram'e. Ir čia buvo podcastas. CS3. Mane vėliau tikrai kartu. Lukas, Tomas ir Antanas. Ir mes sakom, kad susimatysim Su Dievu. kitą savaitę. Tik niekam nesakykit.